Sveiki visi kolegos, draugai. Šiandien nusprendžiau padaryti video apie pačio generatoriaus gamybą. Kaip sakant, ne darbo eigą, ne jėgainės gamybą, bet pačio, sakykime, šito generatoriaus 2 kW savikaina, kiek išeina ant medžiagų. Ir parodyti žmonėm, kad žinotų, kiek be darbo kainuoja vien medžiagos pagaminti šitą 2 kW generatorių. Nes daug žmonių skambina, rašo ir klausia kainas, sakykime, pačio generatoriaus ir vėjo jėgainių. Ir žmogui pasakius būtent kainą, žmogus, aišku, nustemba. Pirmiausia klausia, ar įeina į komplektą akumuliatoriai, kontroleriai. Na, tokie dalykai tikrai neįeina į komplektą. Tai noriu dėl to ir padaryti video, kad žmonės žinotų. Ir, kaip sakant, bereikalingai negaištų ir savo laiko, ir mano su skambučiais. Nes, sakau, daug žmonių yra, kurie galvoja, kad už būtent tą kainą, kuri kainuoja, sakykime, visa vėjo jėgainė, be kontrolerių, be akumuliatorių, aišku, be stulpo, nes yra, sakau, žmonių, kurie galvoja, kad čia su visais stulpais, akumuliatorius ir visko. Taigi, noriu parodyti, žodžiu, esu surašęs visų detalių kainas be darbo. Čia yra be mano darbo, tik tais medžiagos, kaip sakant, kuras, nes reikia važiuoti ir į Panevėžį, sakykime, varinę vielą pirkti, į Kauną pasakinėju šitos blynus, jauna firma su mazeriu, tekinimo darbai. Aišku, nors ir turėčiau savo tekinimo stakles, tekinčiau pats, vis tiek kaina būtų ta pati. Nu, kas atkristų, tik tai kuras atkristų, bet šiaip kaina būtų vis tiek ta pati, nes metalas viskas kainuoja, darbas kainuoja. Taigi. Tai va, būtent toks generatorius, 54 fazų, 18 polių rotorius. Jisai yra deklaruotas 2 kW, bet aš žinau, kad jisai duos daugiau. Bet ne apie tai kalba šiandien, kalba apie tai, kas kiek kainuoja vien jo gamybai. Taigi pradėkim nuo sąrašo. Statorius, pats statorius, 50 eurų. Špilkos 5 vienetai, šitos būtent špilkos, kurios virinasi prie statoriaus, 25 eurai. Šitie du blynai 15 eurų, 2 guoliai 15 eurų, ašis vienas vienetas 10 eurų, rotorius 100 eurų, magnetai 18 vienetų, magnetai yra 50 ant 30 ant 10, 220 eurų, varis praktiškai 4 kg, ten 3,8 su centais, nu apvalinau 4 kg, 70 eurų. Kembrikai, sujunginėti laidus, kaip sakant, ten smulkmena, bet vis tiek kainuoja 3 eurai. Lakas mirkyt statorių 5 eurai išeina kažkur. Kuras, kaip minėjau, kuras, reikia važiuoti varį imti elektrokartoną iš Panevėžio, plus į Kauną važiuoti šitos blynus paimti iš firmos. Klijai magnetam, na, parašiau 5 eurai, bet gal ten biški ir daugiau. Varžtai, na, varžtų nėra daug, bet susideda, viskas kainuoja, tebūnie 4 eurai. Atrodo gal nedaug, bet bendra suma gaunasi 570 eurų vien tokiam generatoriui medžiagos kainuoja padaryti. Čia darbo neskaitau absoliučiai.
nei vyniavimo, žodžiu, nu nieko, nei virinimo, nei vyniavimo, katuškių, karpimas elektrokartono, sujungimas, litavimas, dažymas, žodžiu, gaunasi tokia suma vien pagaminti generatorių. Plius darbas. Darbą dar esu nepaskaičiavęs, bet galiu pasakyti, maždaug visa jėgainė man atsistoja kažkur apie 1200 eurų. Nu, turiu menį su sparnuotėm, su jėgainės visų rėmų, su koku, su flanšu, su sraigto, dar goliai dedasi, žodžiu. Buvau paskaičiavęs, visą jėgainę man kažkur atsistoja 1200 eurų vien medžiagos. Aš už jėgainės šitokias 2 kW prašau 1,7. Tai man gaunasi 500 uždarbis, kaip sakant, už darbą. Bet aš prie šitokios jėgainės, sakykime, atsisėdęs, pradirbu praktiškai mėnesį laiko. Tai čia yra, kaip sakant, na, ne kapeikos, bet tikrai ne kažkoks labai didelis biznis, kaip visi sako, kad biznierius bizniauja. Daugam sakiau, darykitės patys, gaminkit, pamatysit, kiek yra vargo, kiek yra reikalų, viską taisyklingai padaryti visų pirma, visas medžiagas gauti ir panašiai. Tai va, toks šiandieninis video, kad žinotų žmonės, kokios yra kainos ir kad bereikalingai, kaip sakant, nei savo laiko gaištų ir man, nes tikrai daug rašančių ir visi rašo ir klausia, kad ar su akumuliatoriais ir kontroleriu čia, sakykime, ta jėgainė 1700 kainuoja. Iškart galiu pasakyti ne. Akumuliatoriai čia yra jau jūsų, kaip sakant, reikalas, kiek jūs jų pirksitės į sistemą, dėsitės, o kontroleris kainuoja atskirai ir tikrai nėra jokio priedo. Jūs gaunat, sakykime, arba generatorių atskirai perkat, arba visą komplektą jėgainės, kuri kainuoja 1700. Būtent tokia 2 kW. Mažesnės, sakykime, ten 1-2 kW, kur iškelta buvo prieš tai video, ten gaunasi jėgainė kažkur parduodant savikainą su darbu apie 1350 eurų. Tai va, šiandieninis toks trumpas video. Atsiprašau iš karto vėl už garsą, nes mano mikrofonas sugedęs, tai gali būti garsas tik tais vienoj pusėje. Tai va, toks buvo video. Parodžiau, ką norėjau. Aišku, yra žmonių, kurie ir skambina ir duoda palyginimą, kodėl tada iš kiniečių taip pigiai galima nusipirkti, sakykime, 2 kW ar 3 ten už 900 eurų visą jėgainę. Tai galiu pasakyti tik tiek, kad galit pirkti ir tikrai nebūsit laimingi nusipirkę kinietišką jėgainę, nes esu daręs daug video su mažesnėm jėgainėm, ten kur deklaruotas iki, sakykime, 800 W. Tai ten prie uraganinių vėjų, prie 20 metrų, 25 metrų per sekundę vėjo, iš 800 W kinietiškos jėgainės esu matęs maksimum gal 200 W. Pas mūsų tokių vėjų tikrai nebūna ir nebus. Bet iki gal, kaip sakant, 2 sykius būna uraganai, bet visų pirma, normali jėgainė leidžiama suktis iki, sakykime, 14 metrų per sekundę vėjo. Daugiau arba yra stabdoma, arba jėgainė yra padaryta stabdis, sakykime, ar kontroleris stabdo, nes išlakstys paprasčiausiai gabalus ir tiek. Kinietiškos jėgainės taip, jis yra sparnuotės mažos, sakykime, ten tos pačios 800 W jėgainės sparnuotė metras gal 20, ten jos zvimbia iki 1000 apsukų, prie to 20 metrų vėjo išeina į flaterį menčių galai ir taip prisistabdo ir, kaip sakant, laiko, bet nu, iš jų
nulis naudos, kaip sako, kaip iš ožio gauti pieną. Tai va toks palyginimas, kad žinotumėt žmonės ir nemaišytumėt kinietiškos jėgainės su mūsų gamybos, nes gaminančių yra tikrai ne iš vienas, kaip sakant, Lietuvoje, yra jau daug kas yra ir pasidarė savo ir jau pradėjo daryti pardavimam, kiek žinau. Neminėsim, aišku, vardų, nedarysim reklamos, bet žmonės, kurie susiduria su to dalyku, tikrai žino, kad geriau yra pirkti padarytą tokią jėgainę, negu pirkti kinietišką, atsiprašant, šūdą. Taigi, kągi, visiems geros likusios dienos, gero pozityvo, gero vėjo, saulės ir visiems iki pasimatymų.